Ar kada nors užvertėte galvą senovinėse katedrose ir rūmose, apžiūrinėdami tas neįtikėtinas lubų freskas? Ne. Aš dabar ne apie tai, kad žavėtumėtės angeliukų ir debesų grožiu, o apie tai, kad įjungtumėte kritinį mąstymą ir užduotumėte savo vieną paprastą klausimą. Kaip dailininkas, gulėdamas ant nugaros, ant ligojančių medinių pastolių, pusiau tamsoje, apšviesdamas darbą žvakėmis, galėjo sukurti tobulą tapybą 20 metrų aukštyje virš grindų? Ir ne kokį nors mazalą, o šedevrus su filigraniška detalizacija, sudėtingiausiais perspektyviniais iškraipimais ir tūkstančiais ploniausių potėpių, kur negalima suklysti nė milimetrų. Įsivaizduokite, dažai laša jums ant veido, rankos nutirpsta nuo nuolatinės įtampos, kaklas sustingsta nuo natūralios padėties, degonės trūksta nuo šimtų degančių žvakių, o jums reikia nupiešti šventojo veidą taip, kad jis atrodytų teisingai iš 20 metrų atstumo tam tikrų kampu. Meno istorija tvirtina, kad visa tai buvo daroma rankomis metais, naudojant primityvius įrankius ir prie ugnies šviesos. Ir mes turime tai priimti už gryną pinigą. Bet sustokime minutę ir įjunkime logiką. Paimkime skaičiuotuvą ir pradėkime skaičiuoti fizinės, cheminės ir fiziologinės šio proceso realybės. Tai, ką sužinosite toliau, privers jūs kitaip pažvelgti ne tik į tapybą, bet ir visus istorijos sluoksnius, kuriuos mums dėstė mokykloje. Šiandien aš jums parodysiu, kaip romantiškos legendos apie kenčiančius genijus subyra į dulkes susidūrusios su elementaria fizika ir sveiku protu. Pradėkime nuo to, ką mums pasakojo meno istorikai ir gidai. Kai stovime pravėrę burnas po garsių rūmų tapytomis lubomis. Paimkime konkretų pavyzdį. Vicburgo rezidencijos plafonas, kurį tapė Giovanni Battista Tiepolo, 677 kvadratiniai metrai vientisos tapybos 18 metrų aukštyje. Mums pasakojama graži istorija, kaip didysis venecijietis kartu su sūnumis dirbo prie šios tapybos nuo 1752 iki 1753 metų, tai yra vos 13 mėnesių. Arba paimkime Andrėja Pozo freską Švento Ignaco bažnyčioje Romoje, 530 kvadratinių lūpų tapybos, kuri, kaip mums sako, sukurta per 3 metus, nuo 1685 iki 1688 metų. Meno istorikai su pasigėrėjimu pasako, kaip meistras praleisdavo ant pastolių po 12 valandų per dieną, maitindamasis duoną ir vandeniu, kuriuos jam paduodavo pagalbininkai. Jie rodo senas graviūras, kuriuose dailininkai herojiškai guli ant lentų, o aplink jį sukinėjasi pameistriai su dažų kibirais ir fakelais ant ilgų kartelių. Mums kalba apie pasiaukojimą, apie tarnavimą menui, apie tai, kaip po darbo pabaigos Pozo nebegalėjo laikyti galvos tiesiai. Jo kaklas buvo visam laikui iškreiptas nuo daugiametės įtampos. Skamba įkvepiančiai, skamba pakiliai. Tiesiog kaip siužetas istoriniai dramai apie kūrėjo kančias dėl grožio. Dar vienas pavyzdys. Pietro da Cortona ir jo Plaza Barberini tapyba, 400 kvadratinių metrų tariamai atlikta 1633-1639 metais. Bet visa ši romantikos šluostė subyra į dulkes, kai tik pradedame taikyti elementarius fizikos, fiziologijos ir sveiko proto dėsnius šiems teiginiams. Ir dabar aš jums tai įrodysiu skaičiais, skaičiavimais ir paprasta logika, nuo kurios nepasislėpsi jokiomis nuorodomis į genialumą. Pradėkime nuo paties fundamentalaus klausimo, kurio kažkodėl niekas garsiai ne muziejuose neužduoda. Kaip dailininkas apskritai matė tai, ką piešė 20 metrų aukštyje. Paimkime tipinę balinę salę su tapytomis lubomis. Tapybos plotas 600 kvadratinių metrų, skliauto aukštis 20 metrų. Viena standartinė vaško žvakė suteikė šviesos srautą apie 12 liumenų, sukurdama apšvietimą maždaug 15 liuksų 1 metro atstumu nuo šaltinio. Pagal atvirkštinių kvadratų dėsnį 20 metrų atstumu apšvietimas sumažėja 400 kartų nuo 0,0375 liukso nuo vienos žvakės. Kokybiškam darbui su spalvomis ir detalėmis šiuolaikiniai dailininkai naudoja mažiausiai 500 liuksų apšvietimą, tai yra tušavimo dirbtuvių standartas. Kad pasiektume bent 100 liuksų ant 600 kvadratinių metrų lubų 20 metrų aukštį, reikėtų išdėstyti maždaug 4-5 tūkstančių žvakių aplink salės perimetrą ir ant pačių pastolių. Bet čia tik pradžia košmaro, nes 5000 atvirų ugnies šaltinių, tai ne tik apšvietimas, tai tikra krosnis po medinėmis perdangomis.
Kiekviena deganti žvakė išskiria apie 80 W šiluminės energijos. Padauginame iš 5000, gauname 400 kW nuolatinio oro kaitinimo po skliautu. Temperatūra salės viršutinėje dalyje pakyla iki 60-70 laipsnių Celsijaus. Ten tiesiog neįmanoma būti be šilumos smūgio rizikos. Bet dar baisiau degimo produktai. Sudeginant vieną žvakę per 4 valandas, vidutinis vaškos žvakės degimo laikas, išsiskiria maždaug 3 gramai smulkia dispersinių suodžių. 5000 žvakių per 10 valandų darbo dieną reikalauja 2-3 pilnų pakeitimų. Tai yra, per dieną sudeginame 12-15 tūkstančių žvakių, kas duoda 35-45 kg grynų suodžių. Šie riebūs juodi suodžiai kyla su karštu oro aukštyn ir nusėda storų sluoksnių būtent ten, kur dailininkas bando kurti ploniausius spalvų perėjimus ir permatomas lesiruotės. Po valandos darbo viskas, ką nupiešė ryte, padengta suodžių sluoksniu, kurio neįmanoma pašalinti neįtrynus šviežių dažų į tinką. Ir pats kritiškiausias dalykas – deguonis. 5000 degančių žvakių per valandą sunaudoja maždaug 1200 litrų deguonės uždaroje patalpoje, kurios turi 10-12 tūkstančių kubinių metrų. Pavojinga hipoksija prasideda jau po 30-40 minučių nepertraukiamo degimo. Dabar pakalbėkime apie patį dailininką, apie jo kūną, kuris paklūsta neromantiškiams vaizdiniams apie meną, o žiauriems biologijos ir fizikos dėsniams. Siūlau paprastą eksperimentą. Atsigulkite dabar ant nugaros, ištieskite abi rankas aukštyn virš galvos ir pabandykite išlaikyti jas tokie padėtyje bent 3 minutės be jokio judesio. Tiesiog laikykite. Kas vyksta? Po minutės pusantros kraujas pradeda nutekėti nuo pakeltų rankų dėl gravitacijos. Pirštai šąla ir nutirpsta, prarandama jautrumas pirštų galiukuose. Po 3 minučių peties sąnariuose atsiranda deginantis skausmas, raumenys pradeda nevalingai drebėti nuo per didelės įtampos, kaklas priverstas laikyti galvą užverstą atgal nenatūraliu kampu, nutirpsta taip, kad kiekvienas judesys atsiliepia skausmu kaukolės pamate. O dabar įsivaizduokite, kad tokie padėtyje jums reikia ne tik laikyti rankas, bet ir atlikti ploniausią darbą teptuku, kontroliuojant spaudimą. Maišyti atspalvius paletėje, kurią laikote kitą ranką, įžiūrėti smulkiausias detalės pusiau tamsoje. Medicininiai tyrimai rodo, kad darbas su nuolat pakeltomis rankomis sukelia vadinamai viršutinės krūtinės angos sindromą, kraujagyslių neurų pluošto suspaudimą tarp raktikaulio ir pirmojo šonkaulio. Dirbant tokia pozė daugiau nei 40 minučių be pertraukos prasideda mikroįtrūkimai raumenų skaiduluose, minkštųjų audinių patinimai ir kas kritiškas smegenų aprūpinimo kraujų sutrikimas dėl stuburo arterijų suspaudimo kaklo srityje. Istorikai tvirtina, kad Andrėja Pozo dirbo prie Švento Ignaco bažnyčios plafono 3 metus iš eilės, praleisdamas ant pastolių po 80 valandų kasdien. Net jei daryti 10 minučių pertrauką kas valandą, o dirbant ant šlapio tinko, tokios dažnos pertraukos neleidžiamos, dažai pradės džiūti netolygiai. Vis tiek gaunama 6-7 valandos per dieną pozoje, kurią ortopedai vadina ekstremalia apkrova judėjimo aparatui. Pozo turėjo tapti giliu invalidu su kaklo slankstelio suspaudimu, rankų paralyžiumi ir lėtiniais galvos skausmais. Bet portretuose matome sveiką 70-metį vyrą tiesia laikysena, kuris dirbo iki pat mirties ir net parašė 2 tomų traktatą apie perspektyvą. Kaip? Kopkime giliau ir pakalbėkime apie techninę pusę, apie perspektyvą, nes būtent čia oficialioji versija galutinai patenka į prieštaravimą su realybė. Visos lubų freskos skirtos žiūrėti griežtai iš apačios ir naudoja techniką Disoto Insu. Perspektyva iš apačios į viršų, kur figūros specialiai deformuojamos taip, kad iš grindų atrodytų teisingos ir proporcingos. Paimkime konkretų pavyzdį. Tiepolo Vitsburgo rezidencijos plafonas su 100 žmonių figūrų. Kad sukurti teisingą perspektyvą, dailininkas turėjo apskaičiuoti, kaip tiksliai išsikraipys kiekviena linija, kiekvienas kontūras, priklausomai nuo stebėjimo taško, žiūrėjimo kampo ir atstumo nuo žiūrovo iki vaizdo. Bet štai kritinis momentas. Patikrinti teisingumą galima tik nusileidus žemyn ir pasižiūrėjus iš grindų, nes viršuje, kur pieši, viskas atrodo ištempta, deformuota ir visiškai nenatūralu.
Tai technikos specifika. Aptikęs klaidą proporcijose ar rakurse, dailininkas turi pakilti atgal į 18 metrų aukštį, pataisyti fragmentą, vėl nusileisti patikrinti rezultatą ir taip 10 kartų kiekvienai figūrai. Tų laikų mediniai statybiniai poliai, tai ne šiuolaikinė aliuminio konstrukcija su patokia kopečia, o daugiau aukštė sistemų išsijų lentų ir virvių, kur kiekvienas pakilimas ir nusileidimas užtrunka mažiausiai 12-15 minučių, įskaitant atsargumo reikalavimus. Tipinėje 500 kvadratinių metrų freskoje pavaizduota 150-250 žmonių figūrų, kiekviena reikalauja krapštaus proporcijų šviesos tamsos, drapiruočių, išdirbimo. Konservatyvus vertinimas, kiekvieną figūrą reikia patikrinti ir pataisyti mažiausiai 20-30 kartų darbo proceso metu. Grubus eskizas, kontūrų tikslinimas, tūrio išdirbimas, detalizavimas, finaliniai akcentai. 200 figūrų kart 25 iteracijos lygų 5000 pakilimų ir nusileidimų. Net jei kiekvienam ciklui dailininkas skiria tik pusvalandį, 15 minučių žemyn, 5 vertinimui, 10 minučių aukštyn. Gaunama 2500 valandų arba 300 darbo dienų po 8 valandas tik žiūrėjimai, neįskaičiuojant pačios tapybos. Kitas momentas, kuris griauna visą romantišką paveikslą, pati freskos technika ir jos žiaurūs laiko apribojimai. Freska tai nelieja netapyba ant drobės, kur galima dirbti mėnesiais, įnešant pataisas ir perpiešiant nesėkmingus fragmentus. Tai tapyba vandenyje tirpiais pigmentais ant šlapio kalkinio tinklo. Technika vadinasi buon fresko, tikroji freska. Metodo esmė – pigmentai įsigeriama į šlapio tinko storį ir kai išdžiūsta vyksta cheminė reakcija, karbonizacija, kalkės virsta kietų kalcio karbonatu, amžiaus susėdamos dažų sluoksnį su pagrindu. Bet šitai technikai yra negailestingas apribojimas, tinkas lieka tinkamas darbui tik 8-12 valandų priklausomai temperatūros ir oro drėgmės. Po to jis sukreka ir dažnai nebeįsigeria, o tiesiog guli paviršiuje. Tai reiškia, dailininkas ryte turi užtepti šviežio tinko plotą, kurį jis garantuotai spės ištapyti iki vakaro ir dienos pabaigoje visiškai užbaigti tą fragmentą. Jei nespėjo, tinką teks visiškai nukalti kaltų ir kitą dieną tepti iš naujo, nes ant džiūvančio paviršiaus freska jau nebetapoma. Jei suklydo kompozicijoje ar spalvoje, pataisyti neįmanoma, tik nukalti ir perdirbti visą plotą iš naujo. Dabar įsivaizduokite, dailininkas dirba aprašytomis pragariškomis sąlygomis, dusdamas nuo degunės trūkumo, apakintas blausios žvakių šviesos, rankos nutirpusios nuo įtampos, kaklas skauda nuo nenatūralios padėties, suodžiai nusėda ant šviežių dažų ir prie viso to jis turi dirbti greitai, nes tinkas džiūna ir laiko pataisoms nėra. Ir tiksliai, nes bet kokia klaida reiškia visos dienos darbo praradimą. Patyręs meistras komfortiškose dirbtuvių sąlygose, sėdėdamas prie molberto, prie gero apšvietimo per 10 valandų darbo dieną gali kokybiškai ištapyti maksimum 1,5–2 kvadratinius metrus sudėtingos daugia figūrės kompozicijos. 600 kvadratinių metrų luboms tai reiškia 300–400 darbo dienų gryno tapybos laiko, bet prie to reikia pridėti dienas prarastas dėl klaidų taisymo, net jei klysti tik tai 10% atveju, dar plus 30–40 dienų. Plus dienos, kai dirbti neįmanoma dėl per didelės oro drėgmės arba atvirkščiai per greito tinko džiūvimo karštyje. Realistinis vertinimas mažiausiai 500–600 darbo dienų, tai yra 2–3 metai, dirbant 6 dienas per savaitę be pertraukų lygoms ir šventėms. O dabar paklauskime, kur yra pasirengimieji medžiagos kokiam grandioziniam projektui. 100 kvadratinių metrų tapybai su 10 sudėtingiausių daugia figūrių kompozicijų turi egzistuoti 1000 preliminarių eskizų, detalių kiekvieno personažui, kiekvieno architektūrinio elemento, kiekvienos drapiruotės probrėžimų. Renesanso ir baroko epochoje dailininkai kūrė vadinamosius kartonus, pilno dydžio parengamosius piešinius ant popieriaus ar drobės, kurie vėliau buvo perkeliami ant sienos prispaudimo metu. Priporchas. Kartonas priglaudžiamas prie tinko, kontūrais praduriamos dažnos skylutės, pro kurias barzdoma medžio anglies ir sangvinos milteliai, paliekantis taškinį kontūrą ant sienos.
600 kvadratinių metrų freskai būtų reikėję sukurti 600 kvadratinių metrų kartonų. Tai milžiniškas parengamasis darbas, reikalaujantis mėnesių darbo ir kalnų medžiagos. Bet kai kreipėmės į muziejų kolekcijas ar archyvus, daugumai žinomų freskų randame vos 10-20 bėgančių eskizų, atliktų plunksną ar sangviną ant nedidelių lapų. Tie Polo Virsburgo plafonui išliko 12 eskizų, bendras plotas apie 2 kvadratiniai metrai, o tai 0,3% nuo baigtos freskos ploto. Meno istorikai tai aiškina tuo, kad meistras dirbo įkvėpimo vedamas, improvizuodamas kompoziciją tiesiai ant lubų, o kartonai ir eskizai tiesiog neišliko dėl praėjusius šimtmečius. Palaukite, jūs rimtai? Dailininkas improvizavo 300 figūrų kompoziciją su matematiškai tikslia perspektyva, dirbdamas nepatogioje pozoje, tamsoje, ant šlapio tinklo, kur nieko negalima taisykti, ir tuo pačiu sukūrė idealiai subalansuotą meno kūrinį. O dėl išlikimo, kodėl tada išliko 1000 antrarūšių tuo metu dailininkų piešinių saugomo muziejų grafikos kabinetose, bet neišliko kartonai patiems garsiausiams monumentalios tapybos šedevrams. Ir įdomiausia, kai išlikusius eskizus lygina su galutinė freska, randami radikalūs skirtumai figūros visiškai kitose pozose. Kompozicija perstatyta, net personažų skaičius nesutampa, arba meistras iš tiesų kardinaliai keitė sumanymą darbo metu, rizikuodamas sugadinti 100 kvadratinių metrų brangios tapybos, arba tiesiai eskizai buvo sukurti vėliau retrospektyviai, kad dokumentiškai patvirtintų legendą apie rankų darbą didžiojo dailininko. Kreipkimės į chemiją, į pačią dažų pigmentų sudėtį, nes šiuolaikiniai analizės metodai nemeluoja ir neprisitaiko prie oficialios istorijos versijos. Rentgeno fluorescencinė analizė ir masių spektrometrija leidžia nustatyti tikslų pigmentų cheminį sudėtį, skaitant priemaišas ir izotipus. Ir čia prasideda labai nepatogus netitikimai, apie kuriuos meno istorikai mieliau nekalba arba atmeta įprastais paaiškinimais. Tyrinėdami kai kurias freskas datuojamas 15 amžiaus pabaiga ir 16 amžiaus pradžia, randame pėdsakus pigmentų ir rišamųjų medžiagų, kurios pagal oficialią chemijos istoriją buvo sintetinamos tik 18-19 amžiuose. Pavyzdžiui, analizuojant freskas Farnese rūmose Romoje, priskiriamas Anibalė Karači ir datuojamas 1600 metais aptiktos mikroskopinės Berlyno mėlynos dalelės, mėlyno pigmento, pagrįsto geležies heksacenoferatų, kuris laikomas išrastu 1704-1706 metais Berlyno dažytojo Johano Jakobo Diesbacho. Kai kurių Italijos bažnyčių 16 amžiaus tapyboje rasta chromo žalios pėdsakų pagrįstų chromo oksidu, kurio pramoninė sintezė datuojama 1809 metais ir susijusi su prancūzų chemiku Louis Nicolas Vaugeline. Aptikti ir tinko balti cinko oksidas, kurio masinė gamyba prasidėjo tik 19 amžiui, nors atskiros fragmentai datuojami 16-17 amžiumi. Kai nepriklausomi tyrėjai nurodo šios cheminius anachronizmus, oficialūs meno istorikai gūžčioja pečiais ir pateikė standartinius paaiškinimus. Tai vėlesnių 18-19 amžiaus restauracijų rezultatas, kai freskos buvo atnaujintos ir padažytos to meto moderniomis medžiagomis. Puiku, tarkime, tai tikrai restauracijos ir vėlesnių epochų pataisos, bet tada kyla teisėtas klausimas, jei didelė dalis dažų sluoksnio buvo užrašyta 18-19 amžiuje, kas apskritai liko iš originalo 16 amžiaus. Ar mes vis dar teisingai vadiname šias freskas Karači, Domechino ar Guercino darbais, nors tai, ką matome šiandien, gali būti 70-80% 19 amžiaus restauratorių darbas. Tai jau ne restauracijoje šiuolaikinė prasme, originalo išsaugojimas ir konservavimas, tai faktiškai naujo kūrinio sukūrimas su priskirimu senovės meistrui. Grįžkime prie vizualinės pačios freskos analizės ir atkreipkime dėmesį į tai, kas paprastai slepiasi už bendro grožio ir harmonijos įspūdžio. Atidžiai įsižiūrėkime į dekoratyvinius elementus lubų tapyboje, architektūrinius rėmus, kesonus, rozetės, lipdinius girliandas, pasikartojančius ornamentus. Šie elementai demonstruoja absoliučiai identiškumą vienas kitam su tikslumu nepasiekiamu rankiniu piešimu.
Atlikite paprastą eksperimentą. Pabandykite ranką nupiešti 10 vienodų 5 cm skersmens apskritimų be cirkelio. Kiekvienas skirtis dydžių forma bus šiek tiek suplokštėjęs ar ištemptas. Tai normali rankinio darbo variatyvumas. Bet baroko freskose matome šimtus dekoratyvinių elementų, rozečių, medalionų, kartušų, kurie kartuoja vienas kitą su paklaida nedidesnė kaip 1–2 procentai. Be to instrumentinis matavimais nustatyta, kad angelų ir puti veidai įvairiose kompozicijose dalyse turi identiškas proporcijas, atstumai tarp akių, nosies dydis, kaktos plotis. Viskas sutampa su 3–5 mm tikslumu 20 metrų atstumu. Drapiruotės ant šventų ir alegorinių figūrų drabužių kartoja tą patį būdingą klošių piešinį. Ne apytiksliai panašų, o matematiškai identišką. Tarsi dailininkas būtų naudojęs mechaninį šabloną ar matricą. Architektūriniai elementai, nupieštos kolonos, karnizai, arkos demonstruoja idealiai tiksliai perspektyvą su susiliejimo taškais apskaičiuotais inžinieriniu tikslumu, kurio neįmanoma pasiekti akies matavimu su virvelėmis ir svareliais. Meno istorikai tai aiškina paprastų šablonų ir trafaretų naudojimu, kurie tikrai buvo taikomi pasikartojantiems ornamentams. Dailininkas iškirpdavo formą iš tankaus popieriaus ar plonaslės lentos ir apvesdavo. Gerai, tarkime, trafaretai buvo naudojami, bet tada iš kur tokia fenomenali tikslumas gaminant pačius tuos trafaretus? Kad sukurtume 10 identiškų sudėtingos formų šablonų su milimetriniu tikslumu, reikia frezavimo ar tekinimo staklių, štampavimo įrangos, tikslių matavimo įrankių, technologijų, kurios pagal oficialią istorijos versiją atsirado tik XIX amžiuje su pramoninės revoliucijos ir mašinų gamybos vystymusi. Ką jei baroko dailininkai vis dėlto naudoja techninius prietaisus ir optinius įrankius, apie kurios oficiali meno istorija arba nežino, arba sąmoningai nutyli. Paskutinius 2–3 šimtmečius meno istorikai nenoriai, spaudžiami neabejotinų įrodymų, pradėjo pripažinti, kad daugelis renesanso ir baroko meistrų naudojo kamerą apsruką. Optinį prietaisą projektuojantį apverstą šoninio pasaulio vaizdą per mažą skylutę į priešingą užtemdytos patalpos sieną. Britų dailininkas David Hockney ir fizikas Charlie Falco 2000-aisiais atliko masinį tyrimą ir įtikinamai įrodė, kad daugelis 15–19 amžiaus paveikslų turi optinius iškraipimus, būdingos projekcijai per lęšius, o ne piešimui iš natūros. Oficiali versija pripažįsta kamerą obscura, bet su išlygomis. Esą ji buvo primityvi, davė blausius neryškius vaizdus ir tiko tik nedideliems paveikslams dirbtuvėje prie ryškios saulės šviesos. Bet kas jei egzistavo daug tobulesnės didelio masto optinės sistemos, galinčios projektuoti ryškų, aišku vaizdą ant didžiulių lubų ir sienų plotų. Tokiai sistemai reikėtų aukštos kokybės šlifuotų lęšių didelio 30–40 cm skersmenių, galbūt veidrodžių sistemos šviesos srautui stiprinti ir nukreipti ir svarbiausia galingo apšvietimo šaltinio, žymiai pranokstančių žvakių ryškumą. Archeologai ir mokslo istorikai randa stebinančių artefaktų, žinoma, Nirmudo lęšis aptiktas Augustino Henry Lajardo kasinėjimuose Asirijos rūmuose ir datuojamas 16 amžiaus prieš Kristų. Turi šlifavimo ir poliravimo kokybę, kurią oficiali mokslo istorija laikė nepasiekiama iki 15 amžiaus. Antikiniai autoriai aprašo Archimedo uždegimo veidrodžius, galinčius fokusuoti saulės šviesą 100 metrų atstumu. Tai reikalauja optikos supratimo ir paviršių apdorojimo technologijos. Vadinasi, žinios apie tikslios optikos gamyba egzistavo senovėje, tiesiog vėliau buvo prarastos, pamirštos arba sąmoningai paslėptos. Įsivaizduokite hipotetinę sistemą. Apačioje po tapomomis lubomis įrengiama didelė kamera obscura su patobulinta optika ir veidrodžių sistema. Įprojektuojant skliauto iš anksto paruoštus vaizdus, nupieštus dailininko ant stalo dirbtuvėje ir prie gero dienos apšvietimo. Meistras viršuje ant pastolių tiesiog apveda kontūrus iš projektuojamos kompozicijos ir užpildo juos spalva, dirbdamas faktiškai pagal paruoštą švytintį trafaretą. Tai paaiškina idealiai tikslę perspektyvą be vienos klaidos, visų figūrų proporcijų tikslumu.
nereikalavimą begalinių pakilimų ir nusileidimų tikrinimui, didelį darbo greitį ir fenomenalią kokybę bei minimalaus parengimo eskizų kiekio. Egzistuoja dar radikalesnė hipotezė apie lubų tapybos kūrimo technologijos, kuris skamba fantastiškai, bet paaiškina daugiau faktų nei oficiali versija. XIX amžiaus pirmoje pusėje, gerokai prieš Dagurė ir Talbo praktinės fotografijos išradimą, egzistavo eksperimentiniai metodiniai vaizdų perkelimai ant įvairių paviršių, naudojant šviesiai jautris cheminės medžiagas. Nicefore Nepake 1826 metais gavo pirmąjį fokusuotą vaizdą, naudodamas asfalto laką ant alavo plokštės, heliografijos procesas. Bet dar anksčiau, 18 amžiaus pabaigoje, Thomas Wedgwood eksperimentavo su sidabro druskomis, gaudamas siluetinius antspaudus ant popieriaus ir odos, nors ir nemokėjo jų fiksuoti. Oficiali mokslo istorija tvirtina, kad visi šie eksperimentai prasidėjo ne anksčiau kaip 18 amžiaus pabaigoje. Bet ar tai buvo iš tikrųjų? Viduramžių alchemikai puikiai žinojo, kad sidabro druskos tamsėja šviesoje. Ši savybė aprašyta alchemijos traktatuose 10-11 amžiaus. Arabų mokslininkas Ibn al-Haytham 10 amžiuje detalėje prašė kamerą abstruką principą ir teoriškai suprato galimybę fiksuoti vaizdą cheminiais metodais. Natūralus bitumas ir įvairios dervos tamsėjančios ir kietėjančios šviesoje buvo žinomos nuo antikos ir naudojamos įvairiuose amatuose. Galbūt egzistavo uždara optikų ir cheminių meistrų tradicija, valdžiansi vaizdų perkelimo paslaptis, naudojant šviesiai jautrias sudėtis, ir šios paslaptis buvo kruopščiai saugomas profesinėse gildijose. Pagal šią hipotezę dailininkas sukurdavo originalų vaizdą nedidelio dydžio, pavyzdžiui, 1 metro ant 1,5 metro savo dirbtuvėje, sėdėdamas prie molberto, prie puikaus apšvietimo, patogia pozoje, su galimybė taisyti ir tobulinti detalės. Tada šis vaizdas optikos cheminės technologijos pagalba didinamas ir perkeliamas ant lubų. Lubos padengiamas specialia šviesa jautria sudėtimi. Per lęšių ir veidrodžių sistemą projektuojamas padidintas originalo vaizdas, vyksta ekspozicija kelias valandas ar dienas. Cheminė sudėtis fiksuoja kontūrus, po to dailininkas tik spalvina jau paruoštą piešinį, pridėdamas tūrį ir detalės. Darbo laikas sumažėja 10 kartų, kokybė lieka ideali, visiškai eliminuojami žmogaus klaidų ir netikslumų faktorius. Kritiškai svarbus klausimas, kurio retai atvirai klausiama: o iš kur mes apskritai žinome, kada buvo sukurtos šios freskos? Kokie įrodymai grindžiant datas? Pagrindiniai meno kūrinių datavimo metodai, rašytiniai šaltiniai, kronikos, sutartys su dailininkais, mokėjimo žinios, stilistinė analizė ir pastaruoju metu fizikiniai cheminiai medžiagų analizės metodai. Bet atidžiau pasižiūrėjus, paaiškėja, kad daugelio garsių freskų datos remiasi labai netvirtais pagrindais. Dauguma istorinių dokumentų apie 15-17 amžiaus tapybos kūrimą iki mūsų pasiekė ne originaliuose, o vėlesnėsiese 18-19 amžiaus kopijose ir pasakojimuose, kurių autentiškumu neįmanoma patikrinti. Pavyzdžiui, detalus Farnės galerijos tapybos aprašymas. Anibal Garači darbas, tariamai sukurtas 1597 metais iki 1600 metų. Pirmą kartą atsiranda meno istorijos darbuose ne anksčiau kaip 18 amžiaus viduryje. Pirmosios detalios šių freskų graviruotės reprodukcijos publikuojamos Karlo Kesio tik tai 1772 metais, praėjus 172 metams nuo tariamų sukūrimo. Kyla teisėtas klausimas, kodėl toks grandiozinis meninis projektas, jei jis tikrai egzistavo 17 amžiuje pradžioje ir buvo garsus, negavo tuoj pat dėmesio iš to meto šaltinių. Kodėl neišliko ne vieno detalaus aprašymo iš to meto liudininkų? Stilistinė analizė dar labiau klampi dirva datoms, nes epochos stiliaus samprata pati yra meno istoriko konstrukcija sukurta retrospektyvai. 19 amžiaus dailininkai puikiai mokėjo imituoti senųjų meistrų manierą. Egzistavo ištisos dirbtuvės specializuotos kurti senovinius paveikslus, kurie vėliau parduodami kolekcininkams kaip tikri renesanso ar baroko kūriniai.
Cheminė dažų rišamųjų medžiagų analizė atlikta nepriklausomose laboratorijose rodo organinių komponentų būdingų XIX amžiaus, o ne XVI buvimą. Radioanglies analizė tinklo pagrindo kai kuriais atvejais duoda datas skiriančias nuo oficialios technologijos 100-200 metų. Kai nurodomi šie netitikimai, sekasi standartinis menų istorikų atsakymas. Freskas patyrė daugybę restauracijų ir perdirbimų, todėl šiuolaikinės medžiagos yra vėlesniuose sluoksniuose. Puikus paaiškinimas, bet jis griauna autentiškumo mitą. Jei freska perrašyta 70-80% 18-19 amžiuje, tai jau ne 16 amžiaus meistro darbas, o naujadaras su netikra etikete. Kitas logiškas klausimas, kam apskritai reikėjo kurti melagingą monumentalių tapybos kilmės istoriją ir priskirti jas tolimos praeities meistrams. Atsakymas slypi politikos, ideologijos ir valdžios legitimumo plokštumoje, nes menas visais laikais buvo galingiausias įrankis formuojant kolektyvinius vaizdinius apie praeitį ir dabartį. 17 ir ypač 19 amžiuje visoje Europoje vyko nacionalinių valstybių formavimosi principai, nacionalinių identitetų kristalizacija, kova už kultūrinį ir politinį dominavimą. Kiekvienai dinastijai, kiekvienai naujai elitui atėjusiai į valdžią reikėjo pagrįsti savo teisę į viešpatavimą, įrodyti savo šaknų senumą, pademonstruoti kultūrinį pranašumą. Tam tikslui buvo tikslingai konstruojami didingos praeities mitologija, šlovinami protėviai, siekiantis gilius amžius, neįkainuojami kultūriniai lobiai, sukurti genialios nacionalinės mokyklos meistrų. Seni rūmai ir šventyklos atitekusios naujiems šeimininkams po karų, revoliucijų ar dinastijų permainų reikalavo ideologinio permąstymo. Jie buvo puošiami naujomis tapybomis, atliktomis šiuolaikinių dailininkų stilizuojant senovę, naudojant jau tada egzistavusias technologijas didelio masto vaizdų perkelimui. Lygiai grečiai vyko istoriko, meno istorikų ir archyvarų darbas, rašomos biografijos neegzistuojančių ir pusiau legendinių praeities dailininkų, kuriems priskiriami šviežiai sukurti kūriniai, kuriami dokumentai, retrospektyvos, sutartis, mokėjimo laiškai, žinios datuoti 15-17 amžiui, bet faktiškai parašyti 19 amžiui, kuriami netikri antspaudai, imituojami ir senoviniai rašysenos, klastojami parašai. Praėjus 50-600 metų po šios masinės operacijos pradžios visi jau šventai tikėjo sukurtais mitais, nes jie buvo daugkartinai tiražuojami solidžiuose akademiniuose leidiniuose, dėstomi universitetuose kaip neginčiama tiesa, kartojami mokyklų vadovėliuose. Kritikuoti oficialią versiją tapo nepadaru, nemoksliška, neišmanimo ir diletantizmo ženklų. Susikūrė abipusės paramos sistema profesionalioje istorikų, meno istorijos, muziejų, kuratorių, archyvų saugotojų bendruomenėje. Žmonės, kurių karjera, reputacija ir finansinė gerovė priklauso nuo status quo išsaugojimo, nesuinteresuoti peržiūrėti savo disciplinos fundamentalius pagrindus. Taigi, prieš mus dvi pagrindinės hipotezės, paaiškinančios lubų tapybos mįslę, ir kiekviena iš jų iš esmės prieštarauja tam, kas parašyta meno istorijos vadovėliuose. Pirma hipotezė. Freskos tikrai buvo sukurtos nurodytais periodais, 16-17 amžiaus pradžioje, bet naudojant aukštas technologijas, kurių žinios vėliau prarastos ar sąmoningai paslėptos. Tobula optika leidžianti kurti galingas projekcinės sistemas vaizdams perkelti dideliais atstumais. Šviesiai jautrios cheminės sudėtis šių projekcijų fiksavimui ant tinko. Galbūt net egzotiškesnės technologijos, jei pripažinti aukštesnės civilizacijos egzistavimą ar kultūrinį paveldimą iš antikos pasaulio, turėjusios žinias, kurias mes laikome naujų laikų išradimais. Po kokios nors globalios katastrofos, ar tai būtų naikinančių karų serija, gamtos kataklizmai kaip mažasis ledynmetis, epidemijos, socialiniai sukrėtimai, šios technologijos ir žinios prarastos kartu su jų nešėjais. Išgyvenę žmonės, radę išlikusiuose pastatuose paruoštas freskas, nebesuprasdami kaip jau sukurtos, pradėjo kurti paaiškinimus, pagrįstus jiems prieinamais primityviais rankų darbo metodais. Taip gimė mitas apie genialius, kenčiančius dailininkus, metus gulėjusius ant nugarų nežmoniškose sąlygose dėl grožio kūrimo. Antra hipotezė, dar radikalesnė. Didelė dalis monumentalių tapybos
kurias šiandien matome Europos rūmuose ir šventyklose, sukurta ne 16-17 amžiuje, o 18-19 amžiuose, kai jau egzistavo pakankamai išsivystyčios fotografijos, litografijos, cheminio vaizdų perkeliamo technologijos. Šie darbai sąmoningai ir tikslingai buvo pateikiami kaip senovės meistrų kūriniai masinės programos rėmuose, konstruojant nacionalinius istorinius naratyvus ir grindžiant valdžios dinastijų kultūrinį paveldėjimą. Klastotė remiasi netikrais dokumentais, sufabrikuotomis dalininkų biografijomis, netikrais eskizais, dirbtinai pasendintais. Kuri iš šių hipotezių artimesnė tiesai? Galbūt realybė yra abiejų scenarijų kombinacija. Dalis freskų tikrai senovinės, sukurtos prarastomis aukšto lygio technologijomis, o dalis kokybiškos 18-19 amžiaus imitacijos, meistriškai įterptos į suklastotą chronologiją. Bet vieną galima tvirtinti užtikrintai: oficiali versija apie rankų darbą dailininkų dirbusių neįsivaizduojamuose sąlygose su primityviais įrankiais neatlaiko elementariaus patikrinimo fizikos, fiziologijos ir sveiko proto dėsniais. Problemos su lubų freskomis tai tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kur oficiali meno istorija susiduria su neįsprendžiamais prieštaravimais tarp to, ką mums pasakoja, ir to, ką rodo faktai. Panašus klausimai be įtikinamų atsakymų kyla beveik visiems praeities monumentalaus ir dekoratyvinio meno rūšims. Kai buvo kuriamas Bizantijos mozaikos Šventos Sofijos sobore Konstantilopolyje ar Ravenoje, 4000 kvadratinių metrų mozaikinio denginio sudaryto iš milijono mažyčių 3 ant 3 mm kubelių, išdėstytų idealiai tiksliai ant kreivų kupolų ir kliautų paviršiaus. Oficiali versija rankomis pagal piešinį ant tinko kantrybių meistrai mozaikistų armijos. Bet skaičiavimai rodo, kad 4000 kvadratinių metrų mozaikų su tokiu tikslumu klojimui reikėtų maždaug 50 000 žmogaus metų darbo. Kaip iš vientisų marmuro blokų buvo iškalamos gigantiškos 5-6 metrų aukščio skulptūros su detalizacija, kur matomos atskiros plaukų sruogos, odos klostės, įtempti raumenys po kūno paviršiumi. Michelangelo tariamai sukūrė Dovydo statulą 5 metrų 17 cm aukščio iš vientiso Karos marmuro gniužulo per 3 metus, dirbdamas tik kaltų ir plaktuku. Marmuras labai kieta medžiaga. Vienas neteisingas smūgis ir atskyla nereikalingas gabalas, kurio nebegalima priklijuoti. Kai buvo kuriami Versalio veidrodžiai, 3,5 ant 2 metrų dydžio, su idealiai lygiu atspindinčiu paviršiumi, be mažiausių iškraipimų ir bangų, epochoje, kai stiklas buvo pučiamas rankomis, o amalgavimui naudojamas gyvsidabris ir alavas. Kai buvo audžiami gobelenai su 40 siūlų tankumu centimetre, kur vaizdas, detalizacija ir šviesos tamsos žaismų nenusileidžia aliejiniai tapybai ant drobės. Vienam kvadratiniam metrui tokio gobeleno kokybė išeina apie metus patyrusio meistro darbo. Gobelenas dama su vienaragiu 20 kvadratinių metrų ploto turėtų būti kuriamas 20 metų, bet datuojamas nedaugiau kaip 5 metų periodu. Visiems šiems klausimams oficiali istorija duoda vienodą išmoktą kaip mantrą atsakymą. Rankomis, kantrybinių darbų, su primityviais įrankiais, metais ir dešimtmečiais. Bet matematika, fizika, tiesiog sveikas proto rodo šių paaiškinimų nepagristumą. Žinoma, oficialaus mokslo apie meną atstovai ir akademinė profesūra priešinsis viskam, kas čia pasakyta, naudodami standartinį gynybinį argumentų arsenalą. Jūs neįvertinote senovinių dailininkų meistriškumo ir darbštumo. Jie buvo pajėgus tokio didvyriškumo, kuris mums šiandien atrodo neįmanomas, pasakys jie. Bet meistriškumas ir darbštumas neatšaukia fizikos ir biologijos dėsnių. Genialumas neduoda galimybės matyti tamsoje ar ignoruoti fizinį skausmą. Talentas neatleidžia nuo būtinybės kvėpuoti deguonimi. Egzistavo specialios technikos, prietaisai ir darbo metodai, kurių detalės iki mūsų tiesiog nedaėjo. Puikus argumentas, kuris faktiškai pripažįsta kritikų teisumą. Taip, oficiali versija nepilna. Taip, kažkas svarbaus praleista ir paslėpta, bet vietoj garbingo žinių spragų pripažinimo istorikai mieliau atsikrato miglotomis užuominomis apie prarastus meistriškumo paslaptis.
Jūs konspiratorius ir neigėjas, netikintis žmogaus galimybėmis ir pasiekimais. Tipiškas perėjimas prie asmenybių vietoj dalykinių faktų aptarimo. Klasikinis atsisakymo priemonė, prie kurios griebiamasi, kai baigėsi racionalūs argumentai. Milijonai turistų mato šias freskas savo akimis, tūkstančiai ekspertų jas tyrinėjo per šimtmečius. Nejaugi visi jie klysto, o teisūs tik jūs. Apeliacija į daugumos autoritetą nėra tiesos įrodymas. Mokslo istorija pilna pavyzdžių, kai daugelio kartų mokslininkų konsensusas pasirodė klaidingas. Jei tai būtų masinė klastotė, būtinai kažkas išventintųjų prasitartų. Neįmanoma laikyti tokio sąmokslo paslaptyje. Pasakoja, nuolat pasakoja, bet jų nepublikuoja recenzuojami žurnaluose, nekviečia kalbėti profilio konferencijose, jų disertacijų neprileidžia prie gynimo, jų knygos nepatenka į universitetų biblioteką. Sukurta institucinio filtrų sistema, kur bet kokie nepatogus klausimai ir alternatyvios interpretacijos automatiškai atmetami peržiūros etape komitetų susidarančių iš tų pačių žmonių, kurių karjera pastatyta ant oficialios versijos palaikymo. Tai ne sąmokslas tamsiame Rusija slaptos piktadarių grupės prasme. Tai grupinis mąstymas, institucinė inercija, korporatyvinis solidarumas, profesionalios bendruomenės, nenoras pripažinti, kad tavo specialybės fundamentas pastatytas ant smėlio. Jei vis dar abejojate ir manote, kad aš perdedu lubų freskų įkūrimo sunkumus ar tirštinių spalvas efekto dėliai, siūlau atlikti paprastą eksperimentą prieinamą absoliučiai visiems. Paimkite A2 formato vatmano lapą 40x60 cm, pritvirtinkite jį prie lubų savo kambaryje mygtukais ar lipne juosta, atsigulkite ant nugaros, tiesiai ant grindų ir pabandinkite nupiešti ant to lapo ką nors prasmingo. Paprastą portretą, natiurmortą, peizažą jūsų pasirinkimui. Tyrumo dėliai naudokite apšvietimui tik žvakės. Pastatykite 4-5 žvakės aplink save, išjunkite elektrą ir dirbkite tokiamis sąlygomis. Nustatykite laikmatį 2 valandoms nepertraukiamo darbo be pertraukų ir pažiūrėkite, kiek ištversite ir kas išeis. Po 15-20 minučių pajusite, kai pradeda tirpti pakeltos rankos, kraujas nuteka nuo pirštų, plaštakos šalsta ir praranda jautrumą. Po 30-40 minučių skausmas kakle nuo užverstos galvos taps beveik nepakeliamas. Norėsis nuleisti galvą ir pamankštinti sustingusius raumenis. Po valandos pastebėsite, kad prie blausios virpančios žvakių šviesos neįmanoma atskirti plonų spalvų atspalvių. Visi dažai atrodo vienodai tamsus ar blankus. Po 1,5 valandos, jei išvis tiek ištversite, rankos drebės nuo per didelės įtampos. Kiekvienas teptuko judesys eis per skausmą, o jūsų lape bus netvirtas kreivas eskizas, kurį bus gėda rodyti net artimiems draugams. Jau nekalbant apie eksponavimą muziejuose kaip šedevrą. Ir tai tik 40x60 cm lapas 2,5 aukštyje jūsų bute. O dabar įsivaizduokite 600 m² 20 m aukštyje didžiulėje salėje. Dabar padauginkite visus šiuos pojūčius, skausmą, nuovargį, neįmanomumą susikaupti iš 100 dienų iš eilės. Įsivaizduokite, kad dirbate ne namie santykinai komfortiškai, o ant linguojančių medinių pastolių, kad suklysti negalima, nes tinkas džiūna ir nieko negalima pataisyti. Jūs vis dar tikite, kad 16 amžiaus dailininkai lengvai kūrė tokiamis sąlygomis meno kūrinius, kurie po 500 metų sukelia milijonų žmonių susižavėjimą. Šis eksperimentas nereikalauja specialių žinių, brangios įrangos ar leidimų. Jį gali atlikti bet koks žmogus savo bute per vieną vakarą ir rezultatas bus iškalbingesnis už bet kokius teorinius samprotavimus. Fiziškai sukurti tokį meno kūrinį tokiamis sąlygomis neįmanoma. Lubų freskos tai neizoliuota mįslė meno mylėtojams ir istoriniams rebusams. Tai dalis žymiai platesnės problemos su mūsų supratimu apie praeities epochų technologinės galimybės ir kultūrinius pasiekimus. Kuo atidžiau ir nešališkiau tyrinėjame materialų į paveldą, tuo daugiau randame neatitikimą tarp oficialių istorijos vadovėlių ir artefaktų fizinės realybės. Poligoninis mūras iš daugiatonių granitų blokų Kuske, Maču Pikčiu, Balbeke, kur 200-300 tonų svorio akmenys pritaikyti vienas prie kito be skiedinio su dalelių milimetrų tikslumu ir netiesiomis briaunomis, o sudėtingomis daugiakampėmis kreivomis paviršiais.
Paaiškinimas akmeniniais plaktukais ir variniais pjūklais atrodo tiesiog pasityčiojimas iš sveiko proto. Senovės Egipto obeliskai rožinio granito monolitai 30-40 metrų aukščio iškalti iš uolos, pervežti 100 km pastatyti vertikaliai. Tai reikalauja technologijų palyginamų su šiuolaikiniais sunkiaisiais kranais ir specialiuoju transportu. Damasko plienas unikalia struktūra ir būdingų raštų, kurios gamybos paslaptis prarasta ir negali būti atkurta net šiuolaikinė metalurgija su jos domeninėmis krosnėmis ir tikslių temperatūros kontrolė. Romos betonas, iš kurio pastatyti tokie statiniai kaip Panteonas ir akvedukai, po 2000 metų lieka tvirtesni už šiuolaikinį betoną ir turi mikroplyšių savigydos savybę. Mes iki šiol negalima tiksliai atkurti jo sudėties. Visi šie faktai arba nutilimi akademinio mokslo arba gauna neįtikinamus paaiškinimus. Kantrus rankų darbas ir prarastos meistrų paslaptis stiliumi. Bet kas, jei paaiškinimas vienu metu ir paprastesnis ir šokiruojantis, kas, jei technologinis lygis tam tikrais praeities periodais buvo žymiai aukštesnis, nei mums pasakojama, o vėliau vyko globalus atkritimas, katastrofa, žinių ar infrastruktūros praradimas. Ar alternatyvus scenarijus didelė dalis senovinių paminklų iš tikrųjų sukurta 18-19 amžiuje ir dirbtinai pasendinta konstruojant gilią istoriją ir kultūrinį paveldimo iliuziją. Abiems atvejais oficiali chronologija ir oficiali istorija virsta iš patikimo mokslo žinojimo ideologinių konstruktų gražiai išmonė, palaikoma akademinio institucinio autoritetų ir švietimo sistemos inercijos. Mes nuėjome ilgą kelią nuo paprasto klausimo, kaip dailininkai piešia ant lubų tamsoje, iki globalių išvadų apie istorijos klastotį ir prarastas technologijas. Ką mes išsiaiškiname? O oficiali lubų freskų 16-17 amžiaus kūrimo versija neatlaiko elementarių skaičiavimo patikrinimų. Apšvietimas žvakėmis kuria nepakeliamas sąlygomis dėl suodžių, karščio ir deguonies trūkumo. Žmogaus fiziologija daro darbą ir su nuolat pakeltomis rankomis, kankinančių ir destruktyviai sveikatai. Freskos technika reikalauja greičio be klaidų taisymo galimybės. Perspektyviniai iškraipimai reikalauja 1000 pakelimų nusileidimų tikrinimui. Cheminė analizė rodė ateities medžiagų buvimą. Ideali simetrija ir elementų kartojimas rodo mechaninį kopijavimą. Parengiamųjų medžiagų nebuvimas prieštarauja projekto mastui. Datos remiasi abejotiniais šaltiniais. Egzistuoja dvi pagrindinės alternatyvios hipotezės. Arba naudotos prarastos aukštos optikos ir chemijos technologijos, arba didelė freskų dalis sukurta 18-19 amžiuje ir pateikiama kaip senovinė. Abi hipotezės reikalauja fundamentalių istorijos, technologijų ir kultūros vaizdinių peržiūrų. Aš netvirtinu, kad galutinai įrodžiau vieną ar kitą versiją. Tam reikia masinių nepriklausomų tyrimų su šiuolaikiniais medžiagų analizės metodais ir prieigos prie uždarų archyvų. Bet aš parodžiau, kaip oficiali versija turi daugybę neišsprendžiamų prieštaravimų, nutylimų akademinio mokslo. Kiekvieną kartą, kai matote lubų tapybą muziejuose, rūmose ar šventykloje, užduokite savo šį paprastą klausimą, kaip tai buvo padaryta iš tikrųjų. Ir jei garbingas atsakymas bus nežinau arba tai, ką sako, nesutampa su logika, vadinasi, jūs pradėjote mąstyti kritiškai, o nepriimti už gryną pinigą viską, kas parašyta vadovėliuose ir ką sako gidai. Mes priėjome prie šio tyrimo finalo, bet iš tikrųjų tai tik didelio pokalbio pradžia apie tai, kaip sutvarkyta mūsų istorija ir kas nusprendžia, kuo mes turime tikėti. Jei jūs sudomino ši tema, jei norite toliau kasti giliau ir ieškoti atsakymą į nepatogius klausimus kartu, būtinai užsiprenumeruokite šį kanalą. Prieš akį visą seriją kitų istorinių mįslių ir artefaktų analizės, kurie netelpa į oficialų pasaulio vaizdą. Sekantis leidiniai bus skirti senovės akvedukams ir vandentiekio sistemoms, granito apdorojimo technologijoms, architektūrinių paminklų detavimo, mislėms. Kiekvieną kartą įsikysime tą patį metodą, jokio aklo tikėjimo autoritetais, tik faktai, skaičiai ir logika. Padėkite patiktuką šiam video, jei matote, kad tokius klausimus reikia užduoti atvirai ir garsiai.
Net jei tai sukelia akademinių sluoksnių nepasitenkinimą, kiekvienas patiktukas rodo, kad kritinis mąstymas dar nemirė po mokyklinių dogmų svorių. Ir svarbiausia, parašykite komentaruose savo nuomonę. Jūs tikite oficialią versiją apie dailininkus, metus gulėjusius ant nugaros tamsioje ir suodžiuose, kuriant šedevrus, ar jums atrodo, kad čia kažkas fundamentaliai negerai. Galbūt jūs patys dirbote restauratorių ar dailininkų ir galite patvirtinti ar paneigti mano skaičiavimus, o gal žinote papildomų faktų ir argumentų, kuriuo aš nepaminėjau šiame leidime. Aptarkime, ginčykime, tikrinkime vienas kitą, ieškokime tiesos atviroje diskusijoje. Būtent tam egzistuoja laisvas nuomonių mainai, o ne tam, kad linkčioti galvą gidui. Nebijokite abejoti tuo, kas pateikiama kaip neginčiama tiesa. Nebijokite užduoti nepatogių klausimų žmonėms su profesorių mantijomis. Tikrasis mokslas statomas ant abejonės ir patikrinimo, o ne ant aklo autoriteto priėmimo. Laukiu jūsų komentaruose, laukiu konstruktyvios kritikos, laukiu naujų faktų. Kartu mes galėsime priartėti prie supratimo, kaip iš tikrųjų buvo kuriami šie mįslingi meno kūriniai ir kas slepiasi už gražių legendų apie kenčiančius genijus. Iki susitikimo kitose tyrimuose ir atminkite, istoriją rašo nugalėtojai, bet tiesą galima rasti, jei atidžiai pasižiūrėti į faktus.